Sveiki, aš esu Justė iš Apie sporto ir šiandieną aš kalbinu mūsų ir ambasadorį ir prie mūsų šiaip prisidedančią labai svariai moterį, verslininkę Romą Puišienę. Tai labas, Roma. Labas, Justė. Tai trumpai pristatant, Roma prabėgo 7 maratonus 7 žemynuose per 7 dienas. Tai tikiu, kad jau visi, arba dauguma girdėjo apie tai, bet manau visiems yra labai įdomu išgirsti, kaip tu ten kas sekėsi, kaip priėjai prie šito viso idėjos, kaip dabar ką tik kalbėjom prieš pradedant filmavimą. Tai prabėgai ir baigėsi tai, ko tu tiek laiko laukiai, tau neatsivėrė kažkokia tuštuma viduje, kad o koks sekantis projektas, kas toliau? Ne, kažkaip ta tuštuma neatsivėrė. Atvirkščiai jau norėjosi truputį pailsėti, atsipalaiduoti, tokio duoti savo poilsio, nes aš iš tikrųjų labai rimtai ruošiausi šitam projektui, ypač nuo rugsėjo mėnesį, kai aš išvažiavau į Balkanus, į daugiadienės trailo ir ten man jos visiškai nesusiklostė, tai aš grįžau realiai panikoje. Aš galvoju, tai kokia aš nesąmoniai pasirašiau. Tai po to, žodžiu, tos 2 mėnesius aš buvau tokiam visiškam fokuse, kas liečia mitybę, ten papildų naudojimą, valandų tikslumu, valgyti maksimaliai kiek reikia, nenori vis tiek valgai, kad užsikrauti kažkiek truputį papildomo svorio ir tų angliavandenių. Ir aš netgi to maratono metu laukiau, galvoju, aš noriu išaugti. Tiek prisivalgydai, bėgdama trasį, kad jo neįnus. Tiesiog, nes valgai ne dėl to, kad tu nori valgyti, bet dėl to, kad reikia valgyti ir per jėgą toksai. Ir aš galvoju, tos žąsis narveliuose, kur maitina per prievartą, tikrai kenčia. Baisus palyginimas. Bet tai aplamai iš to, ką girdžiu, tai ar tau lengviau būtų sakyti, kad tau kaip čia, visas pasiruošimas ir jau pačios varžybos tave labiau išvargina fiziškai, ar vis dėlto labiau emociškai, psichologiškai, nes tai yra tiesiog būsena, į kurią tu įstatai save, tai nėra kažkas normalu ir kasdieniška, prie ko mes pripratę. Tai su kuo net dylinti gal buvo sunkiau? Man iš tikrųjų pačios varžybos, kaip be būtų keista, visi klausė, ar labai sunku. Sunku, jo, aš neįvardinčiau, kad tai yra lengva, bet palyginus su tuo, koks buvo iššūkis, aš nesikankinau. Niekaip nesikankinau, nei fiziškai trasui kankinausi, nei turėjau kažkokių problemų su, tarkim, to pačiu maistu, miego ar kažkaip, kaip sportininkai sako, paėjo varžybos. Bet man iki šiol yra gyvenime nutikę, kai paėjo varžybos, bet paėjo ten valandos, 2 valandų varžybos. Bet aš tikrai galiu pasakyti, man paėjo savaitės varžybos. Tai aš tiesiog buvau tokiam flow, tokiam tunelį, kur manęs neerzino niekas. Aš tiesiog susifokusavau į tai, visiškai atsijungiau nuo šiaip išorinių dalykų, ką aš šiaip gyvenime darau. Grįžau ten su 1500 neperskaitytų laiškų. Prabangą savo davėjai. Neperskaitytų laiškų, elektroninio pašto dėžutėse, bet nebuvo kančios. Jeigu taip, kad aš čia per negaliu ėjau ir nieko panašaus nebuvo. Aš tiesiog mėgavausi tuo lengvu bėgimu, nes, iš tikrųjų, bėgosi labai lengvai, nepaaiškinamai lengvai bėgosi. Mityba, viskas susižiūrėjo ten tos jau porai mėnesių, iki šito starto, ten labai švariai, gražiai, bet kada skaitytum, kad prasidėjo šiaip to, bet bendras pasiruošimas, šitam renginiui, kada gal jau sugalvoji, kad aš čia dalyvauju, man čia reikia, pradedam šitą ciklą, visą pasiruošimą. Maždaug kokie metai, 4 mėnesiai. Okay. Tai kai turbūt 2024 metais, kai aš jau žiemą žinojau, kad aš tikrai nevažiuosiu į tas varžybas Šiaurės poliai, tada jie man pagrąžino pinigus, kas irgi buvo toksai motivatorius, nes kadangi aš juos buvau sumokėjus 2018-2019 metais, tai aš jau juos buvau, taip psichologiškai palaidojus. Ir tada, kai jie grįžo atgal, aš galvoju, tai gal čia visai galima kažką su šituo padaryti. O kaip reagavo treneris, jau kai tu dabar su Jonu Žakaičiu? Taip. O tai iki tol jau treniruojaisi su juo, ar grinai su juo pradėjai, kai jau šitam projektui tikslui varžybų? Ne, aš prieš tai treniravausi su kita trenerė iki šių metų gegužės mėnesio. Ir Jonas Žakaitis,
mano komanda, tai yra aš į Jono Žakaičio komandą turbūt pasijungiau tik tai gegužės mėnesį. Jo, gegužės mėnesį dėl priežasties, todėl kad aš 5 metus su ta trenerė treniravausi ir aš tiesiog pradėjau jausti, kad nebeatsistatau. Krūvis didėja ir man nebeužtenka dienų atsistatymui, labai sunkios treniruotės ir tada jinai sako, tai dabar pradėsim pasiruošimo ciklą jau šitam. O aš jau, ta prasme, jau jaučiu, kad aš jau esu ant išsekimo ribos. Ir sako, va dabar pradėsim pasiruošimą, tai sakiau, gal ne. O kokia Jono buvo reakcija, vis tiek tu atėjai pasižinai, pasiskambinai, ten susitiko, taip toliau pasikalbėti. Ir kai tu jau pasakai, kam tu ruošiesi, jam viskas tai buvo, jo, okei, važiuojam, kažkaip ar jam taip biškai utopiškai atrodė, ar jis labai organiškai priėmė tai natūraliai. Tai Jonas dirba su ultra bėgikais, tai jam tie visi ultra nuotykiai neatrodo turbūt kaip iš kosmoso, tik tai ką mes pasidarėm visų pirma testus, visus ten laktatų ir taip toliau, nes aš iki tol bėgau daugiau pagal jausmą ir pagal tokį asmeninį šitą feedbacką treneriui. Tai tada pasidarėm testus ir Jonas mane išleido kokiom 3-4 savaitėm atostogų po tų testų. Buvo sunku ar lengva atostogauti? Sunku, nes tas laikas tiksi jau, čia buvo viskas gegužės mėnesį, birželio pradžia, o atrodo jau lapkritis jau visai šalia, jau reikia tą bazę rinkti ar ne tos kilometrus, o aš nieko nedarau. Ne tai, kad guliu, bet bėgu ten toj pirmoj zonai ir ta mano pirma zona tuo metu buvo labai lėta, nes man būtent ją reikėjo sustatyti po tų testų, buvo aišku, kad aš neturiu pirmos, antros zonos, tai man reikėjo tiesiog tų lėtų bėgimų ir aš išbėgu, kaip aš jos vadindavau Stravoj, paslankiot aplink rajoną. Nes tikrai ir ten tiesiog tu slenki ten 6:30 koja už kojos. Ir kažkaip bandai neperlipti iš tos pirmos, antros zonos. Tai... Bet paskui susitvarkė. Susitvarkė, jo. Tas pamtas, ta bazė, vadinkim, ir tu gali ant jos statyti greitėje, tam kažką daryti. O tai kiek gaudosi tų valandų per savaitę paskirti, taip grubiai, nesvarbu, ar ten salė, bėgimas, ten ką dar įtraukdavai, bet kiek rezervuodavai sportui? Tai vidutiniškai turbūt, kai su Jonu pradėjau bėgioti, tai tos treniruotės buvo apie... vidutiniškai 1:20 iki ilgos, iki ten 2,5, maksimum turbūt 3 gal buvo kokį kartą, porą. Tai... Ir tada 2 kartus per savaitę, po valandą salėje jėgos treniruotės. Tai čia grubiai gaunas kiek? Kokių 12 valandų nedaugiau? Turbūt jo. Nedaugiau. Ne, tikrai nedaugiau. Tarp 9, net 20, sakyčiau, toks optimaliausias. Okay. O iki tol tu buvai, jau nubėgus maratoną šiaip? Bet aplamai vienu įpūnu, tą vadinkim 42 km. Jo, tai paskutinį aš bėgau 24 metų rudenį, tai aš bėgau Grenlandijos maratoną. Tik aš nebuvau bėgus plentinių maratonų. Mano tie visi bėgimai, jie, treiliniai, kažkur bekelia. O plente aš niekada nebuvau bėgus maratono kaip po tokio. O tai turėjai tą kažkokią strategiją, man visai labai atrodo įdomu, kaip yra su bėgikais, nes ten, tarkim, dviratininkai, tai mes ten, jeigu turim power metrą, tarkim, tu ten gali žinoti savo vatus, gali ten pasigalvoti strategiją ir ten važiuoja varžybas, laikau ten gal vatus, dar kažką, aš nežinau, visi skirtingi žiūrisi. Ar tau buvo sunku save peisinti, strateguoti, kaip tu bėgsi tuos visus maratonus, kad aš turiu laikyti tiek ir tiek, kad aš tas 7 dienas atlaikyčiau, kad man būtų okei, kad nepersitamtum ir panašiai. Aš kaip ir įsivaizdavau maždaug, kad aš bėgsiu, bent jau pirmus maratonus, antroj zonoje, jo pats tas paslankiot po rajoną. Bet ta strategija mano nujo šunį ant uodegos, nes aš atskridau kokias 3 dienos prieš maratoną į Keiptauną ir pirmas mūsų turėjo būti Antarktidoje, bet nesvarbu, aš tiesiog išbėgau pakrantę Keiptaune, pliažu prasibėgti. Ir kuo tai baigės? Ir judu lygiai taip pat, kaip ten birželio mėnesį po 6 minutės ir mano pulsas 135. Ir aš pradžioj galvoju, nes aš kadangi jau turėjau tą pirmą zoną visai netose greičiuose. Ir galvoju, sugedo pulsometras. Netgi ten į grupę rašau, ką daryti, maždaug
ar jums taip yra buvę? Tada klausiu protingojo ChatGPT, kas čia tokio. Ir ChatGPT man sako, nu greičiausiai tai yra kelionės stresas ir karštis, nes kadangi 30 laipsnių šilumos. Ir aš vis tiek netikiu to ChatGPT, galvoju, vis tiek nusišneka tas pulsometras. Bet logika, ne kad pas trenerį, pirmą paklausiu ten grup chatą, tada pasikalbėsiu su ChatGPT, tada jį paneigsiu, nu ir tada jau kažkur kitur nueisiu. Tai žodžiu, aš tą dieną tikrai tikėjausi, kad sugedo tas mano pulsometras ir jisai rodo nesąmonės. Bet aš jos turėjau 2 ir sekančią dieną užsidedu antrą. Ir antras rodo tą patį. Ir aš galvoju, nu matytas, ChatGPT teisus. Tai yra karštis ir stresas ir visi šitie reikalai. Ir tada aš nutariau jau prieš tą maratoną, kadangi mums sukeitė vietas, mes pirmą bėgom Cape Town'e, o paskui tik tai išskridom į Antarktidą, aš galvoju, nu tai ką, Cape Town'e karšta, tai aš negaliu vadovautis pulsu, aš galiu vadovautis savo jausmu. Ir aš nežiūrėjau pulsą ir tiesiog bėgau, kad man jausmas būtų lyg tai aš bėgčiau va toj antroji zonai, kad, nu, va toks patogiai, kad man nebūtų jokios kančios ir kad aš jausčiau, kad aš nevargstu į antrą maratono pusę, kad man nesikumuliuoja tas nuovargis. Va toks, aš tiesiog, kadangi irgi neturiu patirties bėgant plente, tai aš tiesiog pradėjau su tokiu dideliu rezervu, kad atsargiai, kad galvoju, aš, nu, va, galėčiau bėgti bilė kiek. Vat kiek pasakys, vat tiek galėčiau ir bėgti tokiu greičiu. Aš net nebijoju, kad čia jeigu tau leisi, tai ten ir bėgtum beveik tiesiai, kiek eina. Tai vat tokiu, vat tiesiog net nežiūrėjau tą širdies reitą. Nu, vis tiek analizuodavau, manau, po kiekvieno bėgimo, žinai, kokį tam pulsą. Nežiūrėjai specialiai? Nežiūrėjau specialiai. Okay. Nežiūrėjau specialiai, nes labai, nu, nes galvoju, tikrai ten nieko gero nepamatysiu. Ir galvoju, ir tada, jeigu nepamatysiu nieko gero, ir gerai, kad nežiūrėjau, nes vakar pasižiūrėjau, tai ten tikrai nieko gero. Ten buvo jo, ten ganėtinai aš bėgu aukštų pulsų, ten, nu taip, turbūt vidutinis mano visų maratonų buvo apie 150. Tai jeigu aš būčiau po pirmo maratono pamačius, kad aš bėgu ten kokie 153, aš būčiau galvojus, kad, nu, kad aš būčiau realiai galvojus logiškai, kad yra be šansų atbėgti 7 maratonus nemiegojus, ten valgius, nedavalgius, tokiu, nu, palyginus aukštų pulsų. Gerai, vieną ten savo faktorių dirgiklį eliminavai, pulsas, ar buvo dar kažkokių dirgiklių, kurie galbūt tau duotų mintį, kad aš negaliu, arba man nepavyks, arba, nu, kad galbūt neprabėgsiu tų visų 7 jau per visas tas 7 dienas. Buvo tokia mintis ar ne? Ne, tokios minties nebuvo, kadangi aš prabėgdavau tos maratonus ir, nu, aš mačiau, kaip jaučiasi kiti žmonės. Tai vis tiek publika maždaug žiūri, kaip... Motivavo ar kaip tik slopino? Ne, tai motivavo, nes man tai nieko. Iškėlėta pakilėta. Aš finišuoju, nu, žinai, mano objektyvus tas pulsas aukštas, bet aš finišuoju ir galiu iš karto duoti neužsikvėpavus interviu ir aš jaučiuosi gerai. Ir mano miegas, žinai, kaip būna ta būsena, kai persistengi jau ir pervargsti ir tu tiesiog nuo pervargimo nebegali miegoti. Taip, bet mano ta nuovargio būsena būdavo toks normalus nuovargis, kai tu padedi galvą ir bet kur gali miegoti. Tai vat mane tas gelbėjo, nes aš visur, kur prisėsdavau, kur priguldavau, visur nusnausdavau. Tai toksai... Optimizavai viską. Jo, bet iš tikrųjų, buvo viskas maksimaliai optimizuota. Aš finišuoju, čik laikrodis, greitai į dušą, apie sportą susitepu, visą išsitrinu, tada proteininis kokteilis, tada ten visas vitaminų kompleksas valandom, kas po ko. Daug visko turėjai, va, šiaip vežiai. Turėjau, jo, visai nemažai ir ypač, žinai, kas liečia ten visokių, nu, kadangi keliauji, maistas lėktuvinis, mano ten ta virškinimo sistema šiaip nėra labai jautri, žinai, tai ten visokias ten gerasias bakterijas, visokius džindžerius ir visokius tokius, tai ten valandų, nu, prieš valgį, po valgio viskas sustyguota. O va tokius dalykus tu va ten va, visais taip pat smulkiai ir preciziškai kaip atbėgimo šitas 7 dienas ten vitaminai papildai, va, kad virškintų tu tiek daug įtrauki, va tiesiog va čia Lietuvoje namie bėgiojant, treniruojantis, ar šiek tiek mažiau visko naudoji? Mažiau, gerokai mažiau. Nu, kaip, gal bendrai paėmus tiek pat, tik tai aš, nu, nesu taip precizišką valandų, nu, va, dabar va čia padariau treniruotę, va dabar čia man per 15 minučių reikia išgerti proteiną, tai ne, tai normaliam gyvenime, tai aišku, kad taip nedarau. Nėra panacėjos kažką. Supratau. O šiaip
nu, tarkim, viso bėgimo metu daug sulaukiai palaikymo, nu, bet kad ypač artimieji, ten šeima, kad atrašytų, ar irgi netgi buvai eliminavus ir tas šiek tiek žinutės, kad atsiribot maksimaliai net ir nuo kito, nu, kontaktavimo kitų žmonių? Ar... Ne, šitą tai aš sulaukdavau, kadangi aš įdėdavau į mediją truputį reelsą kažkokį ir truputį trumpą aprašymą, kaip aš jaučiuosi. Tai aišku, kad tų visokių palaikymo žinučių tikrai gaudavau, tai faina, šitas tai labai motyvuoja. Padėdavo, ne? Jo. O tarkim, apie tą palaikymą, kai jau sugalvoji, kad čia jau vėl grįžtam atgal, ten, sakykime, 1,5 metų atgal, nuo šiandien, jau ten, kai sugalvoji, kad bėgsi ir jau kai su pirmai žmonėm pasidalinai šitą mintį, kokių reakcijų laukdavai, ar visi, kad, fainai, kaip gerai, arba maždaug, ką tu čia galvoji, kaip buvo? Aš labai daug dalinausi, nes mano šiaip strategija, aš kai sugalvoju nesąmonę, man reikia ją pasidalinti. Nu, ne strategija, bet tiesiog aš visada dalinuosi. Kaip krauju pasirašytum. Jo, nes man tada yra toksai, kaip ir jo pasiryžimas iš tikrųjų tai gyventi. Tai tarsi įsipareigoji viešai, kad tu tikrai tą padarysi. Ir kai pradėjau tuo dalintis, tai aišku, dauguma žmonių į mane žiūrėjo taip, what? Kas čia? O tau numuždavo upą, ar kaip tik labiau motyvuodavo, kad jie taip pagalvoja? Ar tu jau esi išaugus iš to, kad maždaug aš užsibrėžiau, man šiaip neįdomu, ką ten kiti galvoja, ką ten kitiem reikia, nes man čia reikia dėl savęs. Ar tu dar kreipi vis tiek ten, kaip kas ką vertina? Ne, tikrai įvertinimus, tai tikrai nekreipiu dėmesio. Okay. O, pavyzdžiui, treniruotės, ne? Tai dažniausiai darydavai viską viena, nes nesutapdavo galbūt ten gyvenimo tempas, ten kaip ką darai, ar stengdavaisi ypač kokias ilgesnės su kažkuom derintis, vėl kaip šitam procese? 90% viena, todėl kad aš iki tol nepriklausiau jokiam bėgimo klubui, aš tiesiog turėjau individualią trenerį, ar ne, tai ir man paprasčiau prisitaikyti, kadangi mano darbo grafikas yra ganėtinai lankstus, tai man, tarkim, labai lengva, ne tai, kad labai lengva, bet paprasčiau ištaikyti treniruotę, kai nelyja. Elementariausiai. Tai ten su kažkuo susiderinti, kad dar ir oras sutaptų, ir grafikai sutaptų, ir dar kažkas sudėtinga. Bet paskui, kai gegužę prisijungiau prie Jono komandos ir Love Streams Runners klubo, tai tada kartais išbėgdavau ilgas, bent jau dalį ilgos, tarkim, su kažkuo. Tai tas, aišku, kad padėdavo. Nors aš šiaip klausausi, jeigu lengvos ilgos treniruotės, aš klausausi knygų, podcastų, tai man neprailgsta, aš įpratus. Man netgi patinka, aš išbėgu ir pasvajoju. O žiūrėk, Roma, aš dar asmeniškai, kadangi šiaip žinau, kad tu prisidedi prie tam tikrų renginių ir organizavimo, ten iš kažkokios strateginės, ten ideologinės pusės, čia kas liečia Europos čempionatus ir visus kitus orientavimus dviračiais renginius, tai tu esi susidūrus, ką reiškia didelį renginį organizuoti ir dabar esi didelio tokio kažkokio net logistiškai labai sudėtingo renginio dalyvė ir tu, man rodos, galėjau tai vertinti, kaip viskas buvo suorganizuota, išspręsta tiek kaip dalyvė, kaip sportininkė, bet dar tuo pačiu, šiek tiek kaip organizatorė iš kitos pusės. Kaip matydavai visą tą procesą? Ar jis buvo sklandus, kaip viskas vykdavo, gal kažką kitaip būtum pati sudėliojus iš savo prizmės? Labai geras klausimas, nes procesas jo buvo sklandus, aš nepasakyčiau, kad tam pačiam procese logistiniam buvo kažkokių klaidų ar ten kažkokių nukrypimų, bet aš padaryčiau geriau. Mačiau, ta prasme, daug vietų, kur galima padaryti žymiai geresnį renginį sportininkams ir medijai irgi. O tai per kurias vietas tu prisikabintum? Tarkim, tai kaip pas jūs viskas vyko? Tai kad jūs jau atvykai į Keiptauną, ten pas jūs keitėsi šiek tiek, kad pirmą ne nuo šiaurės pradėjot bėgti, o pirmą Keiptauną prabėgot ir tada ten jau savo keliavot visus šaltus reikalus, bet, pradžia viskas. Ir tu jau pradedi styguotis, kaip viskas vyksta ir tada on the spot, kas ne taip. Ką tai ne, tai šiaip viskas įvyko puikiai. Aš, žinai, taip išpildymo prasme, viskas įvyko puikiai, bet galima padaryti geriau. Bet nesakysiu, ką galima padaryti geriau, nes padarysiu. Okay. O pačiai, tarkim, nekeista kartais būti tokio tipo renginių dalyvė. Kai tu organizuoji, tai kartais netrodo, kad aš norėčiau būti labiau kitoj pusėje kaip organizatorė, negu kaip dalyvė. Aš, žinai, juokauju, kad padarysiu, bet aš turiu minčių ir galvoju parašyti tiem organizatoriam ir aš dar truputį, bet nenoriu kalbėti, nes dar galvoju nesusidėliojau, ką su ta informacija
pagerinimo šito renginio, kaip man ją išnaudoti. Nes man buvo labai dėkinga situacija, nes aš nebuvau pervargus tam renginiai. Aš galėjau labai, tai aš nebuvau ten tunelį nuo pervargimo ir kai tu nieko nebegali galvoti. Aš mačiau visas detalės iš organizacinės pusės, kas yra padaryta ir kurioje vietoje būtų galima tiesiog sudėti akcentus ir padaryti tą renginį iš viso saldainį. Jisai dabar fainas, viskas gerai, bet jį galima padaryti tobulą. Tai sakau, dar nesusidėliojau savo galvoje iki galo, ką su ta informacija daryti ir ką aš su tuo nuveiksiu, bet su tuo vizija to renginio, bet ką nors sugalvosiu. Okay. O vėl, tada jau grįžtam prie logistinių dalykų ir jau tavo pačios patirties. Tai sakykime, jau sėdat į lėktuvą, arba prabėgat jau kaip taune, šiaip maratonuose būdavo laiko limitas, kad visa logistika sueitų tvarkingai, kiek visi dalyviai, į kiek turi spėti prabėgti? 7,5-8 valandas priklausomai nuo lokacijos. O būdavo kas tiek pat laiko ir bėga tas 7,8 valandas? Jo, nes buvo žmonių, kurie iš tikrųjų, kuriem tai buvo iš tikrųjų didžiulis iššūkis, tarkim, viena mergina bėgo be kojos, ta prasme su protezu kojos. Tai jai iš tikrųjų žimdavo pakankamai daug laiko ir ypač Antarktida ten jau atrodė skaudžiai. Atrodė tikrai skaudžiai. O kitas labai fainas dalyvis, tai buvo 83 metų. 83 metų žmogus, kuris šitą nuotykį jau darė 3. ir 4. kartą. 3 ar 4 metus jisai vis atvažiuoja ir vis tą savaitę ima po maratoną. O keičiasi lokacijos, tarkim, žemynuose, kur gali pakeisti miestą? Jo, truputį ne 100%, bet kartais keičiasi. Tarkim, vienais metais buvo 2 startai Stambulė, užskaitant vieną kaip Europą, kitą kaip Aziją. Šiemet mes Azijos dalį darėm Abu Dabi ir Europos Algarvėj, Portugalijoje. Tai truputį kartais pavarijuoja. Kartagena, man atrodo, kaip ir visada lieka Kolumbija kaip variantas. Žodžiu, bet truputį gali keistis. Okay. O tai, dabar, sakai, tu tai nebuvai tunelį, nebuvai pavargus ir ten turėjai savo visas mitybas, ten kremai, papildai, nežinau, tiesiog geros fizinės formos atėjai, o tie, kas būdavo tam tuneliu, kuriem jau viskas juoda, tamsu, ką, jie tiesiog parbėga ir ką, eina į dušą ir jie tiesiog negali eiti miegoti, ar kas matydavo su šonu, ir šiaip tie patys dušai, jie lėktuvą būdavo, ar ten kažkur įrengta, nežinau, kaip tokia, kaip stovyklavietė, vadinkim, kažkoks kempas prie pat to lėktuvo, tos zonos, ar kažkur, kur jūs persirašėt ir kaip viskas tenai atrodė? Dažniausiai būdavo kažkokios patalpos prie maratono, arba viešbutis, arba šiaip kažkoks sporto centras ar dar kažkas, kur mes tiesiog nusimesdavom daiktus, persirinkdavom prieš maratoną ir prabėgę irgi turėdavom dušus ir vietos pasikeisti drabužius, bet matydavosi tai, žinai, kai žmonės sunkiai lipa laiptais jau po pirmo maratono, tai matosi. Jau taip iš karto po pirmo jau būdavo, kad jau viskas užda. O buvo kas nebaigė maratoną? Buvo, jo, nes šiemet Antarktika buvo tikrai labai sudėtingos sąlygos. Mes, kai ruošėmės tą maratoną ir netgi dieną prieš žiūrėjom prognozijas, tai turėjo būti -8, -10. Toksai sniegelis, ten saulė dažniausiai šviečia, tengi kritulių. Malonus sausas. Malonus sausas, nes nėra visai pakrantį, ten keli šimtai kilometrų nuo pakrantės ten ta bazė. Tai, žodžiu, aš kadangi ne pirmą kartą Antarktikoje bėgu, tai skrendant tuo lėktuvu į Antarktiką, ten jau persirenginėjom lėktuvę ir visi rengėsi ten tos drabužius ir sako, Roma, ką tu rengsies? Aš sakau, Antarktika tai -10, tai čia nėra ką rengtis, čia yra marškinėliai, striukytė, žeminės timpos ir bėgi. Ir aš taip ir apsirengiau, marškinėliai, striukytė, žeminės timpos ir išlipu iš to lėktuvo. Žmonės prie +20 eidami pasivaikščioti apsirengti. Bet palauk, aš išlipu iš lėktuvo su to savo aprangyte. Ir ten toks vėjas, toks prieš kurį sunku pastovėti ir -30. Ir aš taip, mane perkošė, taip kiaurai tas vėjas ir aš galvoju, mes čia turim reikalų. Tai ačiū Dievui, kad aš buvau taip ekstra, tokiam įsidėjus vieną termosluoksnį ir turėjau vėjo neperpučiamas kelnes. Tai aš tik tai greitai palapinę ir susirengiau tą papildomą termosluoksnį, užsidėjau tas vėjo neperpučiamas kelnes ir mane išgelbėjo, bet aš kaukės, pažiūrėjau, nieko veidoj neturėjau, turėjau kaklaskarę, tai tą kaklaskarę, kaip prieš vėją bėgdavau. O teipo kokią neturėjau?
turėjai, nu, vat, kaip išsilipnėjimo, mes visi būna, kad užsikliuojam nosį, žandukus. Tu žinai, -30 nelabai ten tas tipas, aš taip įtariu, nepadėtų. Nes aš taip būdavo labai šalta, tai aš nuslient, aš kliuodaus viską, kad man vis tiek šarpetotų ir aišku, ten jo dengės tą veidą. Tai, nu, bet aš kaklaskarė tiesiog ją sukau ratu, jo, nes jinai apširkšnyje. Tai vat, visas tas atkarpas, kiek bėgdavau prieš vėją, tai tiesiog užsimaušindavau kaklaskarę, bet ten, matai, ten nėra drėgmės, tai žinai, tu, kad ir sušlampa jinai, nu, apledėja, bet jinai išdžiūna per tą laiką. Tai kol kitą ratą apibėgi, jau gali vėl iš naujo tą kaklaskarę dėtis. O kiek laiko bėgai? 4:30 bėgau, 4:30, čia lėčiausias buvo, bet aš nusimečiau beveik pusvalandį nuo savo pirmo maratono Antarktikoje, kuris buvo vienintelis, nu, tiesiog, jo. Tai ta forma, jo. Nes šitos sąlygos buvo sunkesnės negu tada, kai mes bėgom. Nes ten tai buvo tik tai, nu, šiek tiek gilesnis sniegas, minkštesnis. O čia buvo tas vėjas, nu, jisai visiškai atsistoja ir prieš jį sunku judėti. Tai taip jau žinai, už kurio posūkio jau kals tiesiai veidą, tai jau taip lauki su čiūrikais ir stengiasi gėliukus visus suvalgyti iki to posūkio, truputį netgi iš laiko išsimušant, nes, nu, tu žinai, kad kai atsisuksi prieš tą vėją, ten jau nieko nenorėsi, ten reikia tiesiog atkentėti atkarpą, nes tu nei pirštinių nusimti gali, nu, nes to gėliuko irgi nesužvėjosi su storom pirštinėm, tai nei pirštinių nusimti gali, nei nusiplėšti to gėliuko, nei atsigert, tai žodžiu, tai tą atkarpą tiesiog užsimerkus prabėgi. O po kiek angliavandenių valgydavai per valandą? 100 gramų? 80-100. Tai pirmoji dalyje apie 80, antroji dalyje jau dasimesdavau ekstra, tai turbūt apie 100 išeidavo. Bet savo šiaip yra sunku suvalgyti tokį kiek bėgant? Nes, nu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai, man labai sunku valgyti, aš nežinau, man nesinori, man neskanu šiaip tiesiog tai giliu. Tai jo, neskanu, nesinori, bet man nu, tiesiog, jau autopilotu, jo. Ir man tie skoniai, man visiškai, man nieko, aš tiesiog mortenus valgau tie, kurie yra iš vis be skonio. Tai aš juos tiesiog užsimerkiu, praryju ir pamirštu, kad... Bet tai jau prabėgai tą Antarktiką, jau matai tą finišą, to šiaip mintyse sukdavosi kažkokias mintis, kad ten, nu, viskas, liko 10 kg, liko 5. Ar tu grinai, peisas, nu, aš nežinau, pojūtis, gėliukas, pavalgyti ir tu tik tai mintyse mąstydavai bėgdama tik tai apie tą visą protokolą savo bėgimo ir apie jį koncentruojas, ar tau ten, ką aš čia darau, kokia čia nesąmonė, čia gal namie reiktų dabar dar ką padaryti, gal čia darbai, nu, ten, žinai, mintis. Ne, darbų tai ten, aišku, nieko nebūdavo, tai buvo protokolas, ką kada suvalgyti, kad neatsilikti nuo grafiko, ką kada gersiu ir taip toliau, kad atbėgti į tos, ypač ten kokioje Antarktikoje, kad atbėgti į tos maitinimo punktus, nu ir, žinai, kaip būna, kai tu įeini į tą tunelį ir tu atbėgi ir tau, nu, nepadėtas vanduo, jie dar tik tai pila, nervuoja. Tai aš tiesiog save nuteikinėdavau, kad neriekant tų žmonių, viskas čia gerai, ne olimpiada. Tai turbūt į save pristabdė. Bet būdavo, pavyzdžiui, dramatiškų kažkokių įvykių, kad, na gerai, tu susituri, bet ten kažkas pratrūksta ten, ar ten kažkom, kad ir kitose ten etapuose, bet kažkom nepatenkintas, ten skundžiasi. Ne, visi plius minus pozityvus. Aš vieną tokį incidentą turėjau ten to bėgimo metu, kad ne Antarktikoje, bet jau tose karštuose maratonuose, kur iš tikrųjų virš 30 laipsnių karščio ir jie dažniausiai tuose maitinimo punktuose turėdavo tiesiog bačką ledinio vandens su ledais. Ir aš tą bačką naudojau visuose bėgimuose, nes be jos neįmanoma. Tai kai atvarai ant 30 laipsnių karščio, tai ten tiesiog neriai tą bačką ir pabūni, tiesiog atvėsini galvą, ledo ant viršaus. Nu, žodžiu, aš atbėgu į bačką ir ten, tu matai, kas lėtai bėga, nes ten ratais visą laiką viskas vyksta. Tai, pavyzdžiui, koks vienas lėtas dalyvis mirko galvą toj bačkoj, o aš atvarau, žinai, ir aš norėjau, žinai, kaip ir juokais pasakyti, get out of there, žinai, bet tas nuskambėjo taip, labai nejuokingai. Ir tas žmogus išnėrė iš tos bačkos, žinai, tokiu žvilgsniu mane pasižiūrėjo. Tai žodžiu, aš jau atsiprašinėti, aš sakiau, aš čia, tipo, draugiškai, bet, nuskambėjo, kaip tu atbėgi, žinai, taip, ir ten kažkas nardo. Turškėsi sudėti. Čia Roma perskandžia. Nerk iš tos bačkos, žinai, žmogus išnėra. O kai
bėgai paskutinį maratoną, ir ten ratais viskas, po kiek ten ratai, po 5 kilus? Paskutinis buvo po 4 su trupučiu, nes mes tikiu, 10 ratų bėgom. Tai, nu, tai man. Visiškai kai žiūrėkėnas toksai. Jo. Atsibosta labai greitai. Bet jau buvo, kad viskas, bėgi paskutinį ratą ir jau mintyse, kad va, visas šitas baigėsi, ta prasme. Ar Paskutinis tai buvo, nu, fainas, aš jau, žinai, kadangi atsistojau tam starte, nu ir galvoju, vat pradėsiu bėgti ir pasižiūrėsiu, kaip man čia tas paskutinis bėgasi. Ir, nu, ten daug žmonių palaikančių dalyvius suvažiavo į tą paskutinį startą, daug žmonių, visi ten anksti ryte pradėjom bėgti. Ir labai greita ta pradžia buvo, kaip 7 maratonų iš eilės. Mes ten pradėjom gal kokias 4 kem 5. Ir, nu, aš taip bėgu ir taip pradėjau, žiūriu, 4 kem 5 ir visai čia, aš galiu, taip jaučiu, kad galiu kažkiek laiko laikyti tokį tempą. Nu, galvoju, tokį 20 km galiu tokį išlaikyti, paskui turbūt nusimesiu. Nu, va, tokia mintis buvo. Ir buvau sutarusi, kadangi mano sūnus atskrido, mano dukra, sūnus ir draugai, na, ten žodžiu, visa šutvė. Ir buvau sutarusi, kad man leis, kad sūnus mane apeisintų paskutinį 21 kilometrą. Ir, nu, vat galvoju, aš tas 4 kem 5 atlaikysiu, kol Tautvis pasijungs ir tada mes jau kaip nors damušim visą šitą reikalą. Tai buvo labai faina, tai ten, žinai, tie 5 ratai, jisai 6 turėjo pasijungti, tai tos 5 ratus aš atsukau ir Tautvis pasijungė į 6 ir, žinai, mano sūnui 17, tai jisai bėgioja, viskas tvarkoja, bet mes ten bėgam, nu, truputį, jeigu šiaip greitis, mes lipam truputį iš 5 minučių, bet kadangi ten tam lede kiekvieną kartą atsigaivinti reikia, tai tu kiekvieną kartą ten po 10-15 sekundžių, kas pusantro kilometro sugaišti kažkiek, nu, tai tas greitis kažkiek nusimuša, ar ne? Tai, nu, aš vis tiek bėgu iš 5 minučių lipdama, aš galvoju, jam vieną prabėgti ir aš kokį 3 ratą bėgu. Ir žiūriu, mano vaikas stovi, supranti, ten tarp tų palaikytojų ir jie burgerį, tokia amerikoniška. Aš galvoju, to prasme. Finišą tiesiog ir tu čia man tokį. Ką tu to galvoji, mes nepasivaikščioti, eisim tą dieną, mes, nu, realiai. Ir tu visą savaitę realiai bėgsi. Maisto, normalaus maisto nemačius ir tas burgeris. Aš galvoju, ką jisai sugalvojo, tai kaip, ta prasme, tokią nesąmonę sugalvoti, jam aš to jau baiginėjau, aš čia, žinai, už 20 minučių jam pasijungti, o jisai burgerį kerta. Augantis organizmas. Ir kaip viskas normaliai, ar ne? Nu kaip, buvo incidentų. Ir aš jam sakiau, tai tas burgeris čia buvo prie ko. O tai jau paaiškinimą, kaip burgeris yra. Jisai sakė, aš jo nevalgiu, man atsikąs, davė, aš ten 3 kąsnius suvalgiau, bet sakiau, bet vis tiek, tu bėgi 21 kilometrą, žinai, nu kad ir jam tai, nu toksai, žinai, vidutinis tempas, bet karšta, žinai, nu ta karšta, 30 laipsnių, tas, nu, žodžiu. Bet vis tiek aš dabar galvoju, žinai, aš kažkaip buvau praleidę šitą momentą, kad jis tave peisino. Bet čia žiauriai gražu, šiaip, nu, bet ne kiekvienas net gali pasigirti, kad šiaip galėtų, mama ir sūnus, žinai, bėgti kartu, nes sutampa hobiai, ten fizinis pajėgumas ir dar čia, varžybos ir dar paskutinis etapas, nu, čia tokio gražiai jautri akimirka, ne? Taip, ne, nu, iš tikrųjų man tai padėjo, žinai, Tautvis, kai pasijungė, aš jam iš karto sakau, laikyk 5 ir, žinai, ir tada man nebereikia žiūrėti laikrodį. Toksai, aš tiesiog gali įeiti kitą flow, aš matau jo nugarą ir man nieko, žinai, daugiau galvoti nereikia ir tam ledo kubile jisai pabėga, žinai, truputį pagreitėja, užima man vietą prie ledo kubilo. Nu, nes, žinai, nes žmonių daug, žinai, nu, ten kartais būna atbėgi, žinai, ir kas nors ten nardo tam kubile, tai jau vienas įkepšaukiu žmogų, tai jau daugiau taip nedarydavau. Tai, žodžiu, tai jisai ten užimdavo man vietelę ties kubilu. Ir dar paskutinė maratone, aš gal 2 maratonuose bėgau su ausinėm. Tai jaučiu Australijoje, Portugalijoje bėgau su ausinėm, todėl kad buvo vėsiau, nes kitose, žinai, tiek prakaituoja ir tiek viskas bėga, kad ten tos ausinės, žinai, tiesiog jie podai, na, aš jie podus naudoju, tai jie tiesiog lekia iš ausų. Bet galvoju, paskutiniam, žinai, susidėsiu tas ausinės, nes, nu, tiesiog lengviau bėgti, žinai, kai kažkokia muzika.
Tai muzika, aišku, tai ten tai podcastus, tai ten neatsimintumai, tai ten, žinai, kažkoks balbatavimas, tengi neregistruoji, ką žmonės kalba, bet neklausiau, šiaip tai mano, nu, toksai keistas, aš gyvenime neklausau šiaip kitom aplinkybėm, bet kai aš bėgu tempinės treniruotės, aš klausau Arabic techno. Nes viešas prisipažinimas. Ir man, žiauriai geras ritmas, toksai, man atitinka, toks jausmas, kad mano flow atitinka ir man labai gerai, tai aš Arabic techno klausiau tam paskutiniam. Galiu pasidalinti linku. Pasidėsim paskui. Playlistą papildysim turim kaip tik. Romas selectionas visiškas. Jo, bet sakau, nu, ten su tais karštais maratonais, su to musinėms biškis dėtinga, nes, bet tarkim, jau su tautvi bėgant aš atbėgau, nėriau tą kubilą ir pamečiau ausinę. Ir ta ausinė nuskendo kubile. Tai ačiū Dievui, kad buvau su tautviu, tai jisai nėrė iš paskos į tą kubilą, sužvėjojo tą ausinę. Jisai viską darė, jo, jisai sužvėjojo tą ausinę ir man jie, nu, paskui mane pavijo, žinai, ir atnešė man tą ausinę. O jau kai finišavai buvo tas, nu, fainas euforijos jausmas. Nežinau, aišku. Esi, turi palyginimą ten iš visų kažkokių didelių projektų, ką esi darius, ar čia buvo tas jau didžiausias euforinis pasitenkinimas, ar esi vis tiek kažkokią turėjęs finišo liniją, kuri ten daugiau emocijų yra atnešus, lyginant su šitą? Ne, turbūt, nu, žinai, tokie, vat iš tų finišo linijų, vat, kas man atsimena, tokie, kur tau atrodo, kad vau, kažką čia tokio nuveikiau, tai buvo Svisepikas. Tai tikrai, kai baigėm Svisepiką, irgi buvo toksai, vau, toksai kažką čia gero padarėm. Tada... Bet turi dar, dabar galvoju, turėjęs tokių kažkokių didelių, nu, jau projektų, vadinkim, kur tavęs finišą, nu, lauktų labai daug artimų. Ne. Jo, tai šitas tai buvo įspūdingiausias, todėl, kad jo, ten ta mūsų hebrytė pradėjo skanduoti Lietuva, o, kaip labai faina. O paskui, ir galvoju, nu, ir ta, žinai, visa euforija, hypas, nu, tu kartais neturi, man rodos, kur dėtis, ir kas toliau, ką jau, nu, finišavai ten, kam reikėjo, atsifilmavai ten su visais, ten, žinai, apsikabinė, atsibučiuoji. Buvo kažkoks dalykas, ko laukiai visą savaitę, kad eisiu padaryti, nu, nežinau, eisi ten tava, kaip tautus, tą patį burgerį suvalgyti ar kažko ten jau. Laukiau normalių pusryčių su kava. O negėriau kavos normalios? Negėriau kavos. Negėriau kavos ir negėriau kavos dėl tokios, nu, tokios visiškai elementarios priežasties. Nu, nes, ne, prieš maratoną, aš turiu galvoje ryte atsikėlus. Todėl, kad, nu, kiekvieną kartą nežinai, kur bus tūlikai. Nu, tiesiog, žinai, ir ta kava, nu, prigeri kavos, tai paskui, jo. Tai aš tiesiog negerdavau kavos, nes, nu, tiesiog, kad kontroliuoti šitos dalykus. Bet nestojo paskui atskrendis, kai reikėjo grįžti normalų gyvenimo rutiną? Ne. Aš, jo, pasilgęs visko, tai, žinai, tiesiog atsisėsti, neskubant, žinai, negalvojant, kad tau reikia dabar čia suvalgyti angliavandenių, išgerti proteino kokteilį, suvalgyti ten savo tų bakterijų ir visų, žinai, kitų reikalų. Nu, tiesiog atsisėdi ir išgeri kavos, vau. O ką šiaip valgydavai, nu gerai, bakterijos, šeikai, visokie dar kiti dalykai, bet iš maisto, ką valgydavai jau prabėgus, arba prieš bėgimą, nu kas liečia į produktus, kas yra panašu į mums suvokiamą maistą, o ne ten visokie specialūs batonėliai ir ten taip toliau. Tai aš gyvenau, realiai savaitę gyvenau ant ryžių, saldžių vaisių ir proteino kokteilio. Buvo kaip gamintis ar pasišildyti? Ne, jie duodavo, bet kadangi iš tų pasirinkimų, ką jie duodavo, man suprantamiausia būdavo ryžiai, nu, nes aš kadangi esu vegan, aš negaliu valgyti ten mėsos ir šiuo atveju netgi žuvies nevalgiau ir kiaušinių, tai tiesiog, kad išvengti, žinai, kažkokių problemų. Ir tą vegan jau valgiau, nu, tą tokią dietą jau ir kokį porą mėnesių iki išskridimo, tai man buvo, nu, tiesiog ryžiai elementariausia, paprasčiausia, tai aš tiesiog maksimum ryžių, tai tas ryžių kišimas per prievartą, nes, nu, tai, žinai, neskanus. Tai ten, nu, tai ten, kad ir su kokiom daržovėm, kad ir su kažkuo, bet vis tiek, nes, nu, tiesiog tu valgai dėl to, kad reikia valgyti. Tai pasižiūri tą ryžių krūvą ir taip... Jo, ir bandai, žinai, tos ryžius kažkaip į save susidėti. Ir jo, saldus vaisiai, bananai, ten bet kas saldu. Ir pusryčiai tokie, Ir jo. Jautasi, kad tu gyveni kažkokiam
kitoj matricoj, nes tau, nu, realiai man rodos nuo to, kai tu prabėgi pirmą maratoną ir pradės, nu, aš taip įsivaizduoju, įlipi į tą lėktuvą ir tu ten skraidai per žemynus taip toliau, kad tu savo kažkokio laiko juostai, kad va, tas lėktuvėlis tiesiog gyvena kitą grafiką. Taip, visiškai. Aš buvau, nu, aš sakau, ne, man pačiai dabar, kai pasižiūriu atgal, man truputį sunku savo paaiškinti, kokiam flow ir kokiam tunelį aš buvau tą savaitę. Nes mano visas organizmas, nu, jisai susistigavo iki tokių smulkmenų, nu, tarkim, tu ryte, vat, atsikeli, tavo kūnas turi savo ritualą, ar ne? Tai, vat, laiko juostos persimaišo, tu jau net nebesiekia, jau net nebežiūri laikrodį, kiek ten tų valandų, nes nebedaro jokios prasmės. Pamiegi ten kokias 3-4 valandas lėktuve, skrendant ten iš vienos vietos į kitą, ar ne? Ir pabundi, ir vat mano organizmui yra rytas. Ir tiesiog, kada atsikėliau, va tada ir bus rytas. Ir tai ilgiausias miegas lėktuve buvo 6 valandos, tai skrendant iš Australijos į Abu Dabį. Tai čia buvo ilgiausias skrydis, apie 11 valandų, bet kol tu įsėdi lėktuvą, kol lėktuvas pakyla, kol tu ten gali atsisiekti diržus ir išsitiesti miegoti, kol tu pavalgai galų gale, tada 2 valandos prieš nusileidimą tave žadina. Daugelį vietų mes varydavom tiesiai iš lėktuvo į startą. Tai reiškia, kad tu turi apsirengti, viską susiruošti varžybom lėktuvė sėdint. Tai, nu, tai maždaug 2 valandas pavalgyti, plus susiruošti, plus ten nusileidimo visos procedūros. Tai to miego, nu šiaip valandom, tai gal ir galėtum ilgiau miegoti, bet nu, tiesiog valandų neužtekdavo. Tai va tas buvo 11 valandų, man atrodo, skrydis, tai va ten kokias 6 valandas miegojo. Ja. Bet tai, nu, vis tiek turi pranašumą, kai tu esi tas, kuris greičiau prabėga, tu jau ten greičiau gali pradėti viską ruoštis. Visi įleidžia anksčiau į lėktuvą ir vis tiek visus vienu metu? Ne, į lėktuvą visi vienu metu, bet tu turi vis tiek laiko to erdvėjai. Ta prasme, mes ir turėjom, Kartachenui, tarkim, turėjom viešbutį, turėjom, galvoju, kur mes 2 vietose viešbutį turėjom. Nu, žodžiu, kad gali kažkiek daugiau laiko skirti savo, atsipalaiduoti, pamiegoti ten kokio Australijoje, tai tiesiog ten buvo toksai kaip sporto klubas, salė, tiesiog ant žemės, bet tai pasitysi kilimėlį ir miegi. Nu jo, vis tiek išnaši. Nu tai gerai, o tai susigalvojai sekantį projektą, ar dabar dar stengiasi, neturėtų galvojai? Ne, neturiu nieko sugalvojus. Aš dar net, sakau, net aš nesugalvoju, ar toliau bėgsiu, ar toliau važiuosiu dviračiu. Toksai labai noriu grįžti į dviračius, nu, į MTBO, ta prasme, nes pasilgau to orientavimosi, pasilgau to iššūkio, nu, ne tik važiavimo, galvojimo, sprendimų prieimimo ir taip toliau, tai labai būtų fainai. Bet, vat, nežinau, dabar dar, na, ne tai, kad mėtausi, bet neturiu kažkokio tokio radarė nusimačiusi. Bet kaip manai, dabar galvoju, nu, tai vis tiek bėgai ten tą, žinai, Antarktikos visą maratoną, dabar va šitas, ten, kad ir ta pati, va, visos tos trailinės varžybos rugsėjai, kada jas tam nu, tai, nu, jie tokie į bėgimą visi orientuoti, tai ar manai, kad tau labiau tie visi žygeliai, nu, ir projektai gaunas labiau, kad jie yra į bėgimą, ir nes tau, va, būtent tenai veža, ar tau iš principo kaip žmogui tiesiog reikia kažkokio keisto utopinio projekto, kur žmonėm atrodytų, nu, kad iš serijos, žinai, kažkaip čia nelabai realu ir tavo pats principas yra, kad kažkas ne tai, kad neįmanoma, bet nestandartinio, sunkaus ir nepatogaus, ar tau, va, iš principo tau pasakytų, žinai, bėg ten, nebėg, o plauk per 7 žemynus ten ar dar ką nors, nu, iš serijos. Nu, ne, tai aš plauk nemoku, bet... Na, tai gal išmokti iš tos motivacijos, kad čia, kažkas naujo. Plauk moku, bet, nu, tikrai, žinai, nu, čia būtų labai perlipimas per save, nes man čia būtų labai didelis pokytis į šitą, bet, tarkim, kas liečia, nu, tarkim, ir dviračių, ten kažkokias daugiadienės, ar ne, kažkokias netgi tokias truputį tas valkatinės daugiadienės backpackinimo, tai gal aš niekada nebandžius, bet šiaip man visai atrodo, kad gal visai būtų įdomu. Bet aš, žinai, vat, sakau, aš nenoriu įsivelti į tą tokį, o dabar padariau vieną, dabar man čia reikia, žinai, dar kažką daugiau ir dar, paskui dar kažko daugiau. Nu, atsiras kažkoks įdomus projektas, kuriam aš jausiu, kad galiu pasiruošti ir galiu tą padaryti be kančios ir, nu, nesusiplėšant kailio, tai tada ruošiuos. Bet, nu, nenoriu savo išsikelti, žinai, kažkokių tokių, jo, ir patapti įkaitų, žinai, tų kažkokių projektų, žinai, kuriuos man čia dabar reikia gyvenime įgyvendinti. Atsiras, žinai, gali atsirasti
projektas, gali atsirasti žmonės, kurie pasiūlys daryti projektą. Žinai, galbūt tas projektas bus vat, iš vis ne iš tos serijos. Taip. Nežinau, tai bus matyti. Manau, kad kažkas atsiras, bet neturiu kol kas nieko kažkokiam radarė. Bet, pavyzdžiui, tau šiaip visas ruošimasis, tas sportas jau tada derinant su asmeniniu gyvenimu, ten, su darbais, tau nemaišė, tau kažkaip nebūdavo tokių dienų, kad jau, nu, labai renkiesi, tipo, ką čia daryti ir kad labai jaustumės, kad aukoji kažkokį laiką, darbus tam, kad nueiti padaryti tą treniruotę, nes, nu, aš kiek žinau, šiaip tu esi ten šalininkė, vadinkim, tos visos gražios minties, kad aplamai sportuoti yra būtina, nu, ir kad reikia, ta prasme, tau nesukelia jokių sunkumų, kad čia tu įsipareigoji ir kad... Tai būdavo, aišku, kad kažką reikia rinktis. Nu, aišku, kad tokių momentų iškyla visam tam pasiruošimo procese, bet man tas sportas, nu, netgi nekalbant apie ruošimąsi kažkokiam dideliam projektui, nu, man tai yra higiena. Tiesiog, žinai, vienoks ar kitoks judėjimas yra tiesiog higiena, be kurios aš blogai jaučiuosi. Tai aš piktėju, kai nepasportuoju. Tai va, už visą šitą savaitės nuotykį gavau va, tokį medalį visų 7 žemynų 7 maratonų. Kokia eilės tvarka, primink tada, nuo kur pradėjai bėgti ir kur užbaigiai ir kur bėgai tuos maratonus? Tai mes visi susitikom Keiptaune, tada... Afrikoje. Pirminė mintis buvo, kad mes iš ten skrendam į Antarktidą, kadangi Antarktidoje yra sunkiausia suprognozuoti orus. Ir tada jau toliau bėgam Keiptaune ir kitą kelionę. Bet tą rytą, kai atsikėlėm, sako, lėktuvas neskris į Antarktidą, nes labai vėjas didelis. Ir sako, rizikuojam, darom pirmą maratoną, bėgam Keiptaune ir tada, nu, lyg tai vėjas rimsta, tada skrisim į Antarktidą. Tai gavosi, kad mes 8 ryto pradėjom Keiptaune, prabėgom tą pirmą maratoną, tada po pieto apie 3-4 turėjom išskristi į Antarktidą. Tai taip ir išskridom ir taip gavosi, kad mes Antarktidoje maratoną tos pačios dienos 12 nakties bėgom. Tai yra, nu, 8 ryto prabėgi vieną ir tada 12 naktį pagal laiką startuoji jau Antarktidoje. Tai tada grįžom Antarktidoje, ten prabuvom gal 8 valandas ant to ledo, ne, gal daugiau, 8 valandas bėgom, tai ten su viskuo gal 10 valandų turbūt ant to ledo. Grįžom atgal į Pietų Afriką ir tada jie ten jau kažkaip labai taupė laiką, tai mes Pietų Afrikoje Keiptaune net neišėjom į terminalą, mes tiesiai kaip autobus, iš vieno autobuso į kitą. Tai prisiparkavo 2 lėktuvai vien šalia kito ir mes tiesiog perėjom iš vieno lėktuvo į kitą. Nu tai toks biškiai įspūdingas variantas. Jo, kiek tu susidursi dar su to. Tada skridom į Perth vakarinę pakrantę Australijoje. Ir ten irgi pagal prognozę turėjo būti ganėtinai humaniškas maratonas, ten 23-4, nu, nes ten tokia vasaros pradžia šiaip. Ir užkaitino iki 30. Ir išlipam... Keiptaune irgi buvo karšta apie 30. Tai užkaitino iki 30. Tai ten toksai buvo... Kažkaip Keiptaune dar taip nesijautė, nes ten kažkaip šalia jūros visai taip prapučia. O Perth buvo, nu, tikrai karšta. Ir ten, nu, tos lokacijos parinktos tokios, mes ten daug vietų bėgom, tiesiog dviračių takelių pirmyn atgal. Viena pusė bėgi, viena pusė, kita pusė grįžti. Tai tam Perth jo pasibėgiojom, tai kažkaip jie buvo suplanavę, mes ten vietiniu laiku irgi pradėjom ryte, bet buvo pasakyta, kad 5 popiet vietiniu laiku išskrendam jau į Abu Dabį, tai aš kai prabėgau, tai turėjau pakankamai daug laiko. Ir ten truputį organizatoriai prasileido su maistu. Tai va, čia buvo viena iš tų, žinai, vietų, kur galima iš tikrųjų gerokai patobulinti. Ir aš veganiško maisto tiesiog toje vietoje neturėjau, turėjau vaisių. Ir taip jau netgi supykau, nes kadangi su organizatoriais buvau, nu, aš jiems sakiau, žinai, kad aš daug kartų tariausi ir jie užtikrino, kad ne, čia viskas okei, tu gausi vegan, ta prasme, visur, kur būsi. Ir, na, bet kadangi baigiau anksčiau ir viskas buvo miesto prieigose, ir aš kartu lėktuve skridau su moterim, kuri organizavo skrydžius, kuri buvo atsakinga už visą logistiką ir kuri nuomojo lėktuvus ir taip toliau. Ir man šitą Carol sako,
einam pavalgyti, kur varom į miestą pavalgyti, nes dar daug laiko. Ir aš sakau, o kitai sakau, niekur čia važiuoti nereikia, sakau, žiūrėk, čia labai fainas restoranas su gerais reitingais, yra netoli, ten 10 minučių į pėsčiom, žinai. Ir mes jau einam į tą restoraną, naviguojam ir tada man Carol sako, o tu sako, pasižiūrėjai, kad mes varom į Nobu. O Nobu, žinai, Nobu yra Nobu. Ten toksai. Tai, o mes su savo vandens buteliukais, su kiepom, šortais ir sporbačiais, tai ne, aš tai iš jūsų tapkiam, nes kojom reikia ilsėti. Ir mes atvarom į tą Nobu restoraną su, vat, dar aprangos įtepus, dar kvapas, žinai, su va tokia, žinai, aprangėlė. Bet jie kažkaip australai mus į tą Nobu įleido, davė valgyti, tai va ten buvo labai fainai, nes ten buvo žiauriai geras maistas, tai aš ten. Tada sekantis buvo tas ilgas skrydis į Abu Dabį, tas 11 valandų. Tai ten buvo ilgiausias mano miegas 6 valandos ir, žinai, aš sakiau, pulso nežiūrėjau, bet HRV vis pasižiūrėdavau, žinai, kaip atrodo. Nu, bet tai aš ten iš jo nieko gero ir nesitikėjau, žinai, aš galvoju, jisai kai nusivoš ten pirmą dieną, tai taip ir neprisikels, kol nebaigsiu. Ir tada po tų 6 valandų skrydžio, miego skrydyje, atsikeliu ryte, jau čia tipo reikia ruoštis Abu Dabio, žinai, šitam. O, žiūriu, mano HRV 49. Galvoju, žiūrėk, kaip mes čia gerai miegam, viskas okei. Organizmas ant kiek jau yra būsena, kad nebedaug reikia. Jo, tiesiog gavo išsitiesti, žinai, ir viskas tvarkoja. Visi klausia, žinai, kaip net tas lėktuvas. Tai tas lėktuvas, visi ten maždaug 50 dalyvių, plus ten personalo kažkiek, ten 60 kelios vietos to business class lėktuvo. Ir dar vienas pagerinimas, kad jie davė čiužinius, tiesiog ant viršaus pasidėti ir normalią patalynę. Tai, tu jautiesi, ta prasme, labiau nelėktuvė, kažkoks toks jausmas vis tiek yra vis tiek kažkoks naminis jausmas yra, kai tu gauni, tiesiog baltą patalynę, žinai, ir tą čiužinį, tai tas toksai duoda jaukumo tokia, tai fainai. Nu ir gerai, tai tada Australija, tada skridot į Abu Dabį. Abu Dabį, jo. Abu Dabis buvo kančia, nes Abu Dabis buvo žiauriai karšta. Ten virš 30, aš ten nežinau. Ten buvo mažiau drėgna, bet mažiau negu Kartaginoj. Bet ten bėgom palei jūrą, to Abu Dabį. Tai jūra tai čia geroji dalis, o antroji pusė greitkelis. Dviračių takelis, vienoje pusėje jūrai, kitoje pusėje greitkelis, smogas toksai, kad namai taip matosi kaip per rūką, kvėpuoti žiauriai sunku, karšta virš 30. Tai Abu Dabis buvo toksai pirmas, žinai, toksai, kur taip jau jauti, kad čia darbelį darai. Taip nuoširdžiai jau pradėjau nardyti po tos ledo kubilus, tai Abu Dabį. Australijoje aš ten kelis kartus ten panardžiau, bet Abu Dabį tai realiai ties kiekvienu maitinimo punktu stodavau ir tą ledą dėdavau po kepurę, nes kitaip be šansų. Toliau buvo Algarve Portugalijoje. Tai ten buvo spa, ten buvo toksai 18-20 laipsnių. Tai visiškai faina bėgti, kvėpuoji, mažas miestukas, jokio eismo, ten tų vaikučių padavė iš mokyklos. Bet iš tikrųjų buvo labai smagu, žinai, tie vaikai, žinai, prabėginėja, this is our woman leader in passing, tie vaikai visi stoja, ir tu ten high five-inis, labai miela. Toksai. Ir kiekvieną kartą lauki, žinai, tų vaikučių, aišku, jie išmuša iš bėgimo ritmo, žinai, tu ten visą tą grupę, kol high five-ini, tai paskui ten kokius 500 metrų bandai grįžti atgal kažkokį pulsą, bet still buvo verta. Ir gerai, tai tada jau Portugaliją užskaitėm kaip Europą ir tada keliavai jau į Kartaginą, šitą Kolumbijoje. Tai Kartaginą mes atskridom naktį, kokią 2 nakties. Ir 4 ryto pradėjom bėgti Kartaginoje, nes ten tai iš viso žiauriai karšta. Mes pradėjom bėgti, buvo, kokie 2:08, bet čia buvo naktis 4 ryto. Ir žinai, kuo tu labiau bėgi, ir tai jauti, kaip ta saulė teka ir iš karto, žinai, darosi karšta, drėgmė 88 laipsniai, tai ten iš viso išlipi iš to lėktuvo ir tiesiog viskas kiaurai bėga. Ir liko Miamis, tai jau Miami, kai atskridom,
ai, tai mes atskridom iš vakaro, nu, kokie ten 10-11 atvarėme viešbutį ir startas turėjo būti ryte, ten apie 7 ryto turėjome išvažiuoti starto vietą. Nu, ir mano visa šeimina, visa palaikymo komanda jau buvo tam viešbutį. Tai, nu, tai wow, ta prasme, jau ten, žinai, kai tu gauni kambarį su savo lova. Bet iš tikrųjų blogiausiai mėgojau tai tą naktį prieš paskutinį maratoną, nes aš atėjau tą kambarį, pamačiau tą lovytę, aš galvoju, tai aš dabar kaip prigulsiu, tai manęs nežadins, be šansų. Tai aš turiu tokią statulą namie, tokį bronzinį berniuką, kuris laiko tos medalius, tai kai užkabinau šitą, galvoju, nuvirs mano berniukas. Berniukų čiumačiai. O tai iš viso buvo kiek nebaigusių? Keli tik tai, ar... Aš galvoju, nu mūsų baigė 25 vyrai, 14 moterų berods baigė, o pradėjo apie 50. Tai kas čia gaunasi plaukti? Nu, tai apie plus minus 10. O jie vis tiek skraidydavo? Jie skraidydavo kartu, tai vienas iš vis nebaigė žmogus, nusistrumavo taip, kad jau toliau nebegalėjo bėgti, o visi kiti, tai nu, didžiulė problema buvo, kad nespėjo kontrolinį laiką Antarktikai. Ir, nu, tiesiog neprabėgo ir jiems tada užskaitė kaip po pusmaratonį ir jie, nu, turi kaip ir atskirą, žinai, kaip atskirą, žinai, tokia kategorija pusmaratonį įveikimas. Nes, jo, tie, kas krito, tai krito Australijoje, todėl, iš Antarktidoje, todėl, žinai, jeigu tu atvažiuoji iš šalies, kur tu mažai su šalčiu ir sniegu susiduri, šokas organizmui vienas dalykas, kitas dalykas, nu, yra psichologinis šokas. Mes, kad ir, žinai, tu minus 30 esame matę gyvenime, tai vienas dalykas. Šiaip žinom, kaip sniegas atrodo. Tu žinai, kaip tavo organizmas jaučiasi, kai tau šąla kojos ir kada tau šąla ir kada tau tikrai šąla. Nu, tu jauti skirtumą, kaip yra. Tu tiesiog žmogus, kuris niekada su tuo nesusidūrės, nu, jam pradeda šalti rankos, nu, ištinka panikos priepuolis tiesiog. Ir tada kas gavosi, žinai, tada užeidinėjai šiltas palapinės ir, žinai, laukia turi minus 30, palapiniai koks plus 18. Ir tada organizmui didžiulės perkrovos gaunasi ir kai tu užeini į tą palapinę, nu, ir aišku, ten jie duoda, žinai, ir pavalgyti, ir arbatos, ką tu nori, tu ten gausi. Bet tu ten be 15-20 minučių tu iš jos neišsikapstysi. Nes, nu, ir tu žinai, o jeigu tu... Sušyru ir paskui išeini, vėl iš naujo reikia sušilti, nu, organizmui, kad toj temperatūrai būtų iki šiltai. Tai va, tai ten žmonės, kurie pradėjo žaidinėti į tas palapinės, ir, nu, ir viskas. Ir čia yra, žinai, toksai dead end, kur tu, nu, realiai iš jos labai sunku išlysti. Nu, labai skirtingo pasiruošimo žmonės, nu, tiesiog, žinai, kas pat publika, kokia atvažiavo. Buvo tų greitai bėgančių vyrų ir, žinai, ir moterų ten buvo tokių, nu, bėgančių, sakykim taip, ar ne. Bet nu, buvo ir tokių, kurie, nu, tiesiog lipo per save, žinai, kur tu, nu, tiesiog, nu, tu supranti, kad esi nekomforte. Nu, tarkim, netgi buvo žmonių, kurie įveikinėjo ten, tarkim, nuo kokio 4-5 gal maratono 5 jaučiu su stresiniu lūžiu. Nu, tai įsivaizduok. Nu, ir vat, kaip tu sakai, žinai, nežinau, kaip jam ten baigėsi, bet, nu, jis realiai 3 maratonus prašlubavo su stresiniu lūžiu. Ir tu tada, nu, tu žinai, tu gali prašlubuoti tą maratoną 8 valandas įsipaišyti, žinai, kad ir su stresiniu lūžiu, bet aš realiai neįsivaizduoju, kokios yra pasiekmės. O, žinai, kai būna, kad visi ten klausia, koks tave įkvepiantis žmogus ir taip toliau. Ir tu šiaip suvoki, kad dabar tu tampi kažkam įkvepiantis tas žmogus, tas autoritetas, nu, kad kažkas galbūt ten darys mokyklinį projektą ir, o, mane Roma Puišienė įkvepia, nes čia prabėgo per 7 žemynus ir taip toliau. Aš suvokiu, kad aš galiu būti įkvėpimas ar ne žmonėm, tai, žinai, nežinau, kiek čia į tą temą plėsis, bet, nu, vienas dalykas, kodėl man, nu, vat, ir šitas projektas toksai, nu, krizė, ar ne, atrodo, tai man tai suteikė platformą kalbėti apie dalykus, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio neįmanomi, bet kuriuos tu gali padaryti. Ir tai yra, nu, tarkim, kalbant, žinai, tai, kad aš tą darau su išsėtinės sklerozės diagnozė, background'e, visą šitą, ar ne, ir tos visus krizių projektus. Tai man yra toksai kaip ir noras, nu, tiesiog parodyti, kad, nu, bet kas nėra nuosprendis. Nu, tu gali kažkaip iš tos situacijos kažkokį išspausti dalyką ir pasidaryti dalykus ir įdedant pastangų ir
ir motyvacijos, galima išspręsti net sunkiausias situacijas. Labai ačiū, kad pasikalbėjai šiandien su manimi. Ačiū. Su mumis, tai tikiuosi, kad buvo ir pačiai smagu ir kad dar pamatysim ir turėsime apie ką pakalbėti ir ką dar turėsi pasakoti. Jo, kai jau prisikaups, tai galėsim prisėsti ant sofutės ir pakalbėti.